Sveiki, šiandien apžvelgsime šveicarų gamintojo Micronas laikroduką išmanųjį, tai yra ZFit Pulse. Tai ne tik paprastas išmanusis laikrodis, jisai pagrindinė jo funkcija yra tai, kad jisai matuoja širdies ritmą. Nereikia jokių papildomų diržų ant krūtinės ar ten kitokių įrenginių. Iš karto pasižiūrim, kas yra dėžutėje, kas yra viduje. Štai matom, laikrodis net ir pakuotėje yra puikiai matomas. Matau, kad yra silikoninė apyrankė. Štai, atkabinkim ir pasižiūrėkim, kaip atrodo iš arčiau. Pakankamai stilingas. Matosi, šveicarai su laikrodžių dizainu nesusipykę, kaip puikiai žinom. Kitoj pusėje matosi akutė, tai yra daviklis, kuris ir matuoja jūsų širdies ritmą. Tai tiesiog tik tai reikia laikroduką standžiau užsidėti ant rankos, kad jisai būtų prigludęs ir matavimas būtų kuo tikslesnis. Štai. Na, gal nedėsiu dabar. Laikrodis, kaip išmanusis laikrodis, ZFit gali pranešinėti apie atėjusius SMS-us, atėjusius elektroninio pašto pranešimus, socialinių tinklų žinutes atėjusias, taip pat veikti kaip žadintuvas, turi priminimo funkciją. Jeigu įvesite kažkokias tai svarbias datas, jisai būtinai primins, kad jūs nepamirštumėte, ką suplanavote. Taip pat laikrodis seka jūsų aktyvumą, tai yra kiek nuėjote atstumo, kiek kalorijų sudeginote. Visą tai jisai įrašinėja atmintyje, tad praktiškai 5 dienas galite net neporuoti su telefonu, jisai savo atmintyje išlaikys visus duomenis sukauptus per tas 5 paras. Sukuravo su programėlė telefone, kuri vadinasi analogiškai ZFit. Duomenys bus perduoti į programą, į telefoną ir atsiguls diagramose, sakykime taip. Jūs galite matyti visą išklotinę, kiek per mėnesį nuėjote, kiek per mėnesį sudeginote kalorijų. Jeigu užsidėjote kažkokius tikslus, ką irgi galima padaryti programoje, matote, ar tuos tikslus įvykdėte. Laikrodis irgi yra atsparus puslams, tad jeigu plaunate rankas ar indus, galite tą laikrodį dėvėti, jisai ten nuo kelių lašų vandens tikrai nesuges. Taip pat laikrodis seka jūsų miego kokybę, tad išmiegojus galite pasižiūrėti, kada buvo gilios miego fazės, kada buvo prabudimo fazės, taip vadinamos, ir taip žiūrėti, kaip jūs kokybiškai miegate. Laikrodžio baterija pilnai įkrauta, laiko apie 10 dienų budėjimo režime. Jeigu naudosite aktyviai, žinoma, laikas sutrumpės, gali būti iki 5 dienų. Įkrovimas laikrodžio yra gan paprastas, yra USB laidas, kuris jungiasi į USB jungtį ir tiesiog prisiklijuoja prie laikrodžio antros pusės magnetiniu su magnetuku. Štai, laikrodis užsidegė ir rodo, kad vyksta įkrovimas. Įkrovimui jūs sugaišite kelias valandas, tad tikrai neprailgs. Galite sėdėdami prie kompiuterio, bet kuriuo metu įkišti laidą ir laikrodis pasikraus. Laikrodukas kainuoja apie 80 eurų parduotuvėse. Manau, kad daugelį parduotuvių elektronikos jūs galite juos rasti, tad nepatingėkite, nueikite, pasižiūrėkite ir manau tikrai kils noras įsigyti tokį daiktą, ypatingai jeigu jūs sportuojate ir daug aktyviai judate. Taigi, Micronas ZFit Pulse.